Mūsų ūkis apie 1100 hektarų, įkurtas prieš 30 metų. Auginam kaip ir visi tradiciškai augalininkystė. Kviečiai, rapsas, pupos. Kaip čia žiemos tos lengvos, viskas gerai, bet būdavo sunkesnės, tai atvažiuoju lauką, jisai margas, kas nugerta, kas nenugerta. Kiekvienas ūkininkas supranta, kad nėra nei vieno lygaus lauko. Visi jie margi. Kaip tą galime pakeisti? Tai pirmiausia, ką turėtumėm daryti, pasidaryti dirvožemio tyrimus. Kalbant apie CropSpec sensorių, skirtų azoto kiekiui nustatyti bei tiksliesiems tręšimams ar purškimams taikyti laukuose, jis įgalina mus išberti trąšas būtent ten, kur reikia tiek, kiek reikia. Kintama norma tręšimai vykdomi realiu laiku. Sensorių nauda visuomet yra matoma laukuose, kurie yra netolygus. Užmirkusias lauko. Taip pat ši technologija labai stipriai pasiteisina kalvotose vietovėse. Kiek rankiniu būdu išjungiam, įjungiam. Dabar daug paprasčiau tą padaryti, nes viską padaro įranga. CropSpec sensoriai montuojami ant traktoriaus stogo, 2 sensoriai, kurie skanuoja šalia traktoriaus esančius pasėlius. Taip pat reikalingas monitorius, keletas laidų ir galime važiuoti. Sensoriai dirba lazerių pagalba, todėl gali dirbti ir dieną, ir naktį, bet kokiu oru. Ši sistema gali būti įmontuota į bet kokį traktorių ar bet kokią kitą žemės ūkio mašiną atliekančią purškimo ar tręšimo darbus. Pravažiavom 500 gal hektarų pasibandymų. Tręšim kviečius. Iš pirmų žvilgsnių pagal tyramų žemėlapius teisės vest lauką, duomenis ir važiuoji. Veikimo principas labai paprastas, bet nustatymų yra daug. Jis turi, reiškia, 5 algoritmus. Galime sukonfigūruoti CropSpec'ą taip, kad jisai bertų arba tankesnėse vietose, kur būtent augalų yra daugiau ir ten, kur yra rečiau, ten nebertų. Arba atvirkščiai. Vieną tręšimą padarėm, tai vizualiai pats važiavau, kabinoj žiūrėjau, atrodo jų čia nereikia tų trąšų, bet jis beria. Atrodo, kad jų reikia, bet sensorius neberia. Man tai patiko, kad gal žmogaus klaidas gali jisai eliminuoti. Ką galvoji, kad tu važiuodams kažką padarysi, čia netręši to kampo, tą tręši, gali užmiršti. Čia neužmiršti nieko, padarys taip, kaip reikia. Dar svarbesnė priežastis visos šitos inovacijos yra tvarumas. Nei vienas iš mūsų nenorim, kad mūsų brangiai pirktos trąšos atsidurtų už lauko ribų. Šiųmetinių tręšimų metu įsitikinome, jog CropSpec sistema padeda sutaupyti apie 5% trąšų. Esu pažiūrėjęs prieš tręšimą iš palydovų nuotraukos ir po tręšimų ir sulyginom tręštuvų nuotraukas, tai vizualiai akivaizdžiai. Bet kur kas svarbiau yra ne tai, ką sutaupome. Kur kas svarbiau yra tai, jog gauname kur kas tolygesnius ir vienodesnius pasėlius. Ir mūsų didžioji grąža šios technologijos naudojimo grįžta būtent per derlių ir didesnį grūdų kiekį. Nebūtinai čia derliaus esmė, čia yra ir kokybės, visi kiti niuansai, kad iš to lauko nebūtų 1 ir 3 klasė. Matom vėjas. Jisai nedavė ten azotų, kur nereikia. Mes būtumėm padarę vienodą normą, toj vietoj gulėtų kviečiai. Tai čia tas taupumas kitų metų gali atsirasti. Tokio aukšto lygio kokybės atžvilgių produkto rinkoje yra vienetai. Galim pasiūlyti jį žymiai geresnėm sąlygom. Būtent dėl šios priežasties mes tikim, kad Topcon CropSpec paspartins augalininkystės ūkių modernizaciją Lietuvoje. Tos technologijos, man atrodo, jos nebūtų sukurtos, pinigus nieks nemokėtų, jeigu jos nepasiteisintų.